Reikia spręsti ratų klausimus. Šiaip visai nieko gavosi čia nudažyti. Spoileris yra nudažytas gražiais juodais dažais. Išėjau su dideliu žibintu. Davai, see you later. Labai geras modas, aš labai patenkintas. Tęsiam darbus prie buso, šiandien yra gera dienelė, reikia spręsti ratų klausimus. Pridaužėm ratų. Praeitais metais aš važinėjau su R16 standartiniam transporterio skardomis, galvojau šiemet gal pasikeisti kažką įdomiau, bet aš turiu labai geras padangas, su jomis praeitą žiemą pravažinėjau ir iš tikrųjų autobusas važiavo puikiai, ten yra Tojo padangos, jos važiavo ir per sniegą, ir per ledą ir aš tikrai buvau labai nustebęs, dėl to nusprendžiau, kad ir šiemet jos noriu būtinai dėti. Pabandžiau paieškoti R16 BMsinių kokių gražių ratlankių, bet nieko labai neradau ir kainos labai didelės. Tai visgi buvo priimtas sprendimas, kad varom su skardom. Skardos aišku yra pilkas, negražios, tai einam jas nusitrinsim ir nudažysim. Ir volia, skardos jau yra nudažytos. Šiaip visai nieko gavosi čia nudažyti. Nusipirkau visai neblogų dažų, tai tikiuosi, kad jie čia nenusitrins per žiemą labai. Ir va, padangas, apie kurias aš jau vis šneku, labai fainos. Nu, tikiuosi labai kažkaip baisiai ant mašinos netrodys, turiu ir tuos originalius dangtelius. Kadangi šiandien neblogas oras, galima eiti, keltis mašinėlę ir dėti tuos ratus. Uždėjau skardas ir rezultatas gavosi kažkoks toks. Tamsus ratai, tamsios nudažytos skardos. Šiaip tai visai tvarkingai atrodo, aišku, nepalyginsiu su vasariniais ratais, daug viskas buvo geriau. Iš pradžių galvojau, kad atrodo labai baisiai, dabar atrodo visai nieko. Tai šią žiemą šitas setupas bus visai nieko, sakykim. Kitais metais jau kai norėsiu keisti padangas, pasikeisiu su visais ratais į kokius 7-likinius. Tai ratų klausimas kol kas yra išspręstas, einam prie kitų darbų. Nu ką, draugai, tęsiam darbus. Liavo per šį rudens laikotarpį susirgau jau 2 kartus, tai reikėjo darbus vis pavėlinti, bet vėl esu gyvas ir galim dirbti toliau. Tai per tą laikotarpį buvo užsakytas galinis spoileris, kuris yra iš 2 dalių. Jis buvo nugruntuotas, todėl jį iškart nuvežiau dažyti. Spoileris yra nudažytas gražiais juodais dažais. Juodai dažiau, nes autobusas turi detalių, kurios yra juodas, tai priekinis splitteris, langai yra juodi. Tai manau, kad spoileriukas irgi turės tokio faino gražaus kontrasto. O dabar atvykau į labai fainą parduotuvę, kur pasimsiu paskutinę svarbiausią detalę. Na va, tai apsilankiau X-LED LT parduotuvėje ir išėjau su dideliu žibintu. Ši parduotuvė turi labai didelį prekių asortimentą ir yra įvairiausių dydžių ir galingumų ledų. Realiai ant kokio automobilio sugalvotumėt jį uždėti, tokį žibintą ir galėtumėt išsirinkti. Aš labai norėjau tokio dalyko savo autobusėliui dėl to, kad, kaip žinote, mums reikia įveikinėti didelius atstumus. Daug keliaujame tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, reikia važiuoti į pasirodymus ir kartais tenka tai daryti naktį. Ir aš noriu važiuodamas naktį matyti viską, noriu, kad kelias būtų apšviestas gerai. Tokiu būdu gali išvengti ir gyvūnų, kurie gali išbėgti ant kelio, ar kitų nenumatytų dalykų. Tai aš išsirinkau 46 cm ilgio LED žibintą. Šis žibintas turėtų man visai gerai tilpti į priekinės groteles. Reikės šiek tiek, aišku, papjaustyti, gražiai prisisukti. Taip pat gavau ir laidų, tai jais pajungimas iš tikrųjų nėra labai sudėtingas. Tai paėmiau paskutinę svarbę detalę, dabar laukiam spoilerio ir tada varysim pas Virgį, nes lauke, kaip matot, yra šlapia ir lyja ir sninga, reikia garažo uždaro. Konstruosim, viską dėsim ir pasižiūrėsim, kaip veikia. Aš labai excited. Let's go! Tai ilgai nelaukus, iš karto atvykau į garažą ir ėmiausi šio projekto, išsiėmiau priekinės groteles ir pradėjau jas pjaustyti. Pjaustimui naudojau paprastą metalo pjūkliuką, labai gerai ten visur priėjau. Viską nupjovus, aišku, viską gražiai apdirbome ir nudažėme, kad viskas atrodytų estetiškai gražiai. Na ir buvo laikas išsipakuoti pagaliau tą lempą.
Tai kaip ir minėjau, pasirinkau 46 cm LED bar žibintą, kuris yra 160 vatų. Labai gerai, kad šie žibintai yra sertifikuoti ir su jais galima praeiti techninę apžiūrą. Matote, įpakavime yra įdėta ir laikikliai, visi varžtai reikalingi. Šiuose žibintuose yra integruoti dviejų tipų reflektoriai, šviečiantys koncentruotai į tolį ir sklaidantys šviesą į šonus. Tai prie žibinto prisukau visus tos laikiklius, pasižiūrėjau, kuri pozicija man tinka labiausiai ir įdėjau į groteles. Prie grotelių pritvirtinau 3 varžtais apačioje, taip pat padariau laikiklius viršuje, kad žibintas laikytųsi standžiai ir nejudėtų. Ir buvo laikas jį jau uždėti ant automobilio. Viskas labai gražiai susidėjo ir iš tikrųjų puikiai tilpo. Estetiškai irgi atrodo gražiai. Žinoma, jo poziciją galima keisti, galima padaryti, kad žibintas šviestų aukščiau arba žemiau. Ir kadangi žibintas jau buvo uždėtas ant automobilio, atėjo laikas jį pajungti. Kaip ir minėjau, XLED taip pat siūlo pajungimo visus laidus. Pajungimas yra su rėle ir atskiru mygtuku. Pasižiūrėjome, kaip jisai veikia ir tada jau visus tuos laidus reikėjo gražiai prasivedžioti. Tai varikliaus skyriuje tai padaryti buvo nesudėtinga. Visas sudėtingumas buvo prasivesti mygtuko laidus į saloną. Kadangi man tai nebuvo pirmas rodeo, tai susitvarkiau gan greitai. Pabaigus tvarkytis su žibintu, taip pat atvyko ir nudažytas spoileris. Nusipirkau greitai džiūnančių stiklo klijų. Visai daug jų privariau ant abiejų spoilerių ir kadangi iš anksto pasižymėjome vietas, kur spoileris turi užsidėti, jį instaliuoti irgi buvo gan lengva. Ačiū labai Virgilijui už pagalbą. Abu spoileriai buvo priklijuoti. Kol jisai džiuvo, dar jį stipriai priklijavome su lipne juosta ir paskutiniam kadre rodau, kokią šustrą kepurę turiu, kuri šviečia. Kadangi XLED žibintas jau yra instaliuotas, reikia pasižiūrėti, kaip jisai čia šviečia. Aš noriu irgi užfiksuoti ir parodyti jum, ant kiek jisai gerai šviečia. Tai dabar važiuoju pas Domą, palauksim dar šiek tiek vakariuko, kai jau sutems visiškai, pasikelsim droną ir tikėkime, kad ten viskas fainai matysis ir galėsim pasidžiaugti rezultatų. Taip, tai kadangi aš iš variklio skyriaus atsivedžiau visus tuos laidus į vidų, tai dabar viduje turiu mygtuką. Ten originaliai visa provatkytė buvo padaryta taip, kad mygtukas įjungia LED lempą arba ją išjungia. Šiuo atveju pas mane dabar yra jinai įjungta, bet nešviečia, nes aš mygtuko pliusinį laidą atvedžiau dar ir nuo ilgųjų šviesų. Tai dabar, kai paspaudžiu rankenėlę, ilgos įjungia ir LEDą. Jeigu dabar mygtukas yra išjungtas, LEDas neįsijungia. Tai kai pasidarai tokį reikalą, jisai yra tinkamas ir technikiniai, ir mieste gerai, kad nieko neakini. Palauk, tu gali droną išleisti per langą taip tiesiog? Nes ant stogo padėsiu. Aš galvojau, tu puksti ir išmesi. Jo. Davai, see you later. Iškišėp. Ant stogo tu nieko neturi, ne? Ne, nieko nėra. Šalta, nenoriu likti. Cool. Ja, atvarėm į tokią vietą, nu, nieko nesimato, nieko nėra. Tai pabandysim dabar pagauti kontentuksą. O visgi daromas fintas, nu. Labai norėjai pamatyti, kaip iš rankas paleidžiu. Freestylas. Tai leidžiu. Yay! Nu ką, draugai, tai kol krapščiausi prie autobusiuko, jau atėjo ir ta žiema. Pradėjo snigti ir prasidėjo šalčiai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad viską spėjau iki tol pasidaryti, nes garažo, kur įsivaryti automobilį žiemai šiltai neturiu, tai reikia krapštytis pas draugus. Tai dabar apžvelgiant visus dalykus, ką aš čia padariau, tai labai džiaugiuosi galiniu spoileriuku. Jisai fainai čia pataisė vaizdą. Automobilio galas dabar šiek tiek netgi kitaip atrodo. Tikiuosi, jis man čia per žiemą nenukris ir sulauks pavasario. Lempos dabar irgi yra piktutės. Labai džiaugiuosi
džiaugiuosi iš tikrųjų iš toms kardoms. Kad ir kaip aš judėti nenorėjau, bet autobusas iš tikrųjų važiuoja nuostabiai dabar žiemą, lipa vėl į kalnus ir per pusnis ir važiuoja be jokių bėdų. Nu ir šitas velniškas X-LED žibintas. Tuo žibintu dar šiek tiek turėjau reguliavimo reikalų. Galima jį vartyti ir padaryti, kad jisai arba aukščiau, arba žemiau šviestų. Tai pirmą kartą buvo aišku per žemai, antrą kartą pakėliau iki pat viršaus, tada jau buvo per aukštai. Gavau dar šiek tiek žaidimo, bet kai viskas pasidarė iki galo, tai dabar iš tikrųjų šviečia nerealiai. Atrodo, kad kai jungi automobilio ilgasis šviesas, tai jų net nėra. Šviečia gerokai toliau ir matosi visko daug daugiau. Ir visi, kas ruošiatės važiuoti daug žiemą ar gyvenat užmiestyje, tai šitą dalyką iš vis daryčiau patį pirmą. Labai geras modas, aš labai patenkintas. Dar kartą ačiū X-LEDui. Tarp kitko, mano juodas lubas irgi dar nenukrito. Viskas gan šauniai laikosi. Tai baigiam visus darbus prie autobuso. Einam į garažą, reikia ruoštis motociklų sezonui. Ačiū, kad žiūrėjot šitą video. Susitiksim kitam.